Žodis ponui Ropiai. Iš tikrųjų, paklausius ekspertų, kyla pakankamai daug įvairių minčių. Ir tai, kad siūloma įvedinėti draudimą, dalį pajamų ūkininkams skirti į fondus, o paskui iš tų fondų kompensuoti. Taip, suprantama, jeigu tai būtų teorinė kažkokia startinė pozicija. Arba kalbama apie tai, kad turim užtikrinti maržą. O kokią mes maržą norim užtikrinti? 1%, 10%. Ir lygiai taip pat, sakom, reiškia, kad draudimo sistema turi suveikti iš pajamų, kada jos yra aukštos. Bet mes 2 metai gyvenam tokiose sąlygose, tokiomis pajamomis, kad negalim padengti išlaidų, kurias patiria tiesioginių išlaidų. Apie kokį mes kaupimą galime šiandieną kalbėti, tai gal galėtumėt pasiūlyti, o kaip dabar, jeigu pradėti, sakykime, draudimo sistemą, tai kaip ją pradėti? Ar turėtų dabar, sakykime, valstybės narės ar ES daryti pirminį įnašą ir tada kviesti, reiškia, ūkininkus prisidėti ir tokiu būdu užsukti mechanizmą? Ar lauksim, kada pakils kainos, po kažkurio tai laiko, tai jau gal atskirose šalyse iš vis neliks to sektoriaus. Gal mes to ir siekiame. Ir aš visiškai nesuprantu, kaip galima siūlyti, reiškia, elektrą lyginti su pieno, sakykime, sektorium. Tai iš vis pagal mane nepalyginami dalykai. Tai yra visiškai skirtingos sistemos ir visiškai skirtingi dalykai. Ir iš tikrųjų šiandieną didžiausia šiuo metu yra problema, mes ir neturim laiko laukti. Kaip užtikrinti tas minimalias pajamas, kad tas sektorius galėtų išgyventi. Ir komisijos pasakymas taip, pajamų užtikrimas, bet tai mes jas užtikrinkim kažkokiu tai būdu. Ar mes dar lauksim, kad, reiškia, atsisakytų to sektoriaus, dingtų, juk karvė neatsiranda per savaitę, per mėnesį. Karvė reikia užugdyti kelis metus ir negalima su ją elgtis, kad vieną dieną šersiu, kitą dieną pašarų neduosiu ir taip toliau. Kas iš tos karvės liks? Tai jeigu mes pagadinsim viso Europoje karvės per kokį pusmetį per metus, tai kiek mums paskui kainuos pinigų atstatyti visą tai? Vėlgi tas nueisi paskui į pieno kainą. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Jar zamyka wypowiedzi. Pani. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tik tai klausimą apie sistemos stabilumą. Nes kad ir ką mes darytumėm ir kaip mes darytumėm, kai mes kalbam apie draudimą, ar kažką panašaus, suprantame, kad pirmiausia reikia stabilesnės sistemos. Dabar mes matome, kad egzistuojanti žemės ūkio sistema pradeda griūti, yra rimtų problemų. Mes turim ieškoti būdų ją išgelbėti. Kitas klausimas dėl tų draudimo fondų. Jeigu sprendimą atneš draudimas, tai galbūt tada sukursime tam tikrą kelių kategorijų sistemą. Turėsime kalbėti apie atsakomybės draudimą, turėsim ieškoti pajamų draudimo sistemos. Patys ūkininkai iš esmės galiausiai turi ieškoti sprendimo. O kaip pats ūkininkas galės apdrausti tai, kas sunkiai įsivaizduojama apdrausti. Ne apie kažkokią planinę sistemą visgi čia kalbam. Ačiū už klausimus. Ir aš pats dar norėčiau pateikti vieną klausimą. Pagrindinis klausimas - užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, nepažeidžiant rinkos taisyklių ir užtikrinant saugumą. Tiekimo saugumą. Tai yra apsirūpinimo maistų pagrindas. Antras dalykas. Ar pajamas turėtumėm apmokestinti taip, kad ūkininkai galėtų pasilikti tam tikras sumas kompensuoti nuostoliams blogais metais? Kitaip tariant, ar galime rasti priemonių, kurios leistų užkirsti kelią svyravimo problemams, kainų svyravimo problemams?
Kainų sviravimas yra neatskiriama ekonomikos dalis, kažkas taip sakė. Bet buvo ir labai geras klausimas pateiktas. Kiek tų kainų sviravimų ūkininkai gali atlaikyti ir kiek to sviravimo iš tikrųjų reikia, kad ekonomika gerai funkcionuotų. Mes ES vadovavomės daugybė vyriausių finansinių priemonių, įskaitant ir paskolas bei kitokias stabilumo užtikrinimo priemonės. Bet visi puikiai suprantame, kad žemės ūkį, jeigu žemės ūkė nebus intervencijų,